Viešbučiai ir maitinimo įstaigos neišvengia didelio kiekio panaudoto aliejaus. Tikriausiai daugeliui kyla klausimas, kur ir kaip utilizuoti tokį aliejų. Vilniuje įsikūrusi įmonė rado sprendimą. Sveiki, Donatai. Sveiki. Mes esam sostinės senamiestyje ir būtent šiuo atveju šiandien nuo čia prasideda perdirbto aliejaus kelias, ar ne? Taip, teisingai. Papasakokite plačiau, kaip viskas vyksta. Taip, aliejaus kelias pas mus prasideda kavinėse, restoranuose. Šiuo atveju mes esam senamiestyje, kur yra restoranas, kuris savo gamyboje naudoja kepimo aliejų ir kurį mes po kepimo paimam. O kaip klientai, pavyzdžiui, reaguoja į tai, kad jūs atvažiuojate ir paimate iš jų tą aliejų? Ar jie jūs susiranda, ar jūs juos susirandate? Klientai yra patenkinti, laimingi, kad mes teikiame tokią paslaugą, nes jiem nieko daugiau rūpintis nereikia. Mes ir suteikiam nemokamai talpyklas ir nemokamai išvežam aliejų. Klientas gauna patvirtinimą, kuris reikalingas valstybinėm institucijom, kad atliekos sutvarkytos taip, kaip reikia, taip, kaip reikalauja teisės aktai. Klientui, restoranui šiuo atveju nereikia galvoti, kur padėti, ką su juo padaryti, nes aliejus turi vertę, kurią mes galime išgauti, net ir iš panaudoto aliejaus. Čia tik tai kelio pradžia. Vidurys, tarkim, kelio, nes jisai atidirba kaip naujas aliejus maisto gamyboje ir jisai nėra utilizuojamas, o iš jo gaminama žaliava biodegalų gamybai. Nes kitu atveju, jeigu, pavyzdžiui, aliejus nebūtų perdirbtas, jis yra didelė tarša, ar ne? Taip, ir jis labai problematiška tarša, nes jeigu jis supiltum į kriauklę, tai jis užkimštų vamzdynus, prasidėtų kitos problemos, stotų gamyba, stotų virtuvės darbas, taip, negalėtų aptarnauti kliento. O šiuo atveju atrūšiuojamas ten, kur susidaro ši atlieka, tada viskas tvarkoja, mes tą galim sutvarkyti. Tai dabar mes galime eiti pažiūrėti ir laidos žiūrovam parodyti, ar ne, kaip vyksta visas šitas pirmo kelio atkarpa, ar ne? Taip, prašau. Taip, tai paprastai atvažiuoja mūsų automobilis, vairuotojas pasiima tuščias statinės iš mašinos, eina pas klientą ir nuneša statinės, pasiima pilnas. Paprastai per dieną vairuotojas aptarnauja apie 30 klientų. O kiek dažnai atvažiuoja į tą pačią vietą surinkti panaudotą aliejus? Paprastai vieną kartą per savaitę užtenka. Jo, kiek talpų tai priklauso nuo kiekio, kiek sugeneruoja aliejaus, Bet dažniausiai iš vienos vietos būna apie 2 talpas, ar ne? Ne, įvairiai. Įvairiai. Įvairiai, gali būti ir 10, gali būti ir viena. Tai labai priklauso nuo restorano dydžio. Tai galim nueiti į vidų restoraną, pasižiūrėti, kur talpyklos stovi ir... Jei tai galima, einam. Viešbučiai ir maitinimo įstaigos sunaudoja labai didelius kiekius aliejaus, tad tinkamas jų utilizavimas yra būtinas. Kai aliejus tampa nebenaudojamas, įstaigų darbuotojai jį supila į specialias talpas, kurios yra reguliariai išvežamos. Pažiūrėkime, koks yra tolimesnis panaudoto aliejaus kelias. Mes atvykom į cechą, kuriame visas surinktas aliejus iš kavinių restoranų patenka čia ir jis yra perdirbamas. Statinės važiavo, darbuotojai šį aliejų išpila į filtravimo vonę. Joje pašalinamos didžiosios priemaišos, nes aliejui visko randam, būna ir šakučių, peilių, ar šiaip kažkokių. Bet iš tikrųjų aliejui, kai jis atkeliauja pas jūs, tikrai randat šakučių, peilių. Taip, visko būna, virtuvėse skuba žmonės ir visko patenka. Aha. Taip, tai čia nufiltruojam, tada siurblių pagalba aliejus patenka į vibrosietą, kuriame jau pašalinamos visos stambesnės priemaišos, tai yra trupiniai nuo maisto. Aš juokauju, sakau, čia atrodo kaip riešutų sviestas. Geriau neragaukit. Geriau neragaukit. Aha. Ir po to jau patenka į rezervuarus, kur yra kaitinamas ir jis ten po kurio laiko nusistovi, tada filtruojamas toliau kitų filtrų pagalba, kol galiausiai yra pilnai išvalomas ir tada jau yra paruošta žaliava biodegalų gamybai. O va čia mes matome mėlynas statines, ar ne, kurios yra pilnos aliejaus. Kiek čia yra to tūrio, to pačio aliejaus gryno ir kiek jūs per mėnesį jo surenkate ir kiek jo atkeliauja pas jūs? Pas mus atkeliauja apie 200 tonų, kurį surenkame Lietuvoje iš kavinių, restoranų. O čia per mėnesį? Taip, taip. O pakalbėkime apie pačią pradžią, iš tikrųjų, kaip kilo idėja, kad reikia perdirbti aliejų. Kaip iš vis gimė idėja įkurti šią įmonę?
Pati pradžia buvo, atvyko draugai iš Kanados, kurie papasakojo, kad važinėja automobiliu naudodami naudotą aliejų. Tiesiog pila į baką naudotą aliejų. Mane tai labai sudomino, sužavėjo ir aš pats pradėjau ieškoti daugiau informacijos. Radau Vokietijoje įmonės, kuri užsiima konvertavimo automobilių. Ta pradėjau daryti Lietuvoje. Konvertavom tada nemažai dizelinių automobilių, bet situacija metai po metų keitėsi, tiesiog automobiliai modernėjo, technologijos keitėsi ir šiuo metu aliejų gali galbūt pilti į seną kažkokį Mercedesą, bet į modernias mašinas nebegali. Tai mes atradome nišą, kad naudotas aliejus gali būti antrą kartą panaudojamas šiek tiek kitaip, tai yra biodegalų gamybai. Ir dabar visas mūsų surinktas aliejus keliauja į biodizelino gamyklas, kur gaminamas biodizelinas. Ir mes važinėdami automobiliais, dizeliniais automobiliais, degalinėje užsipilame kūrą, kuriame jau yra biodalis. Donatas pabrėžia, kad Lietuva yra įsipareigojusi Europos Sąjungai ir visame dizelinėme kure turi būti bent 7% augalinės kilmės degalų. Bet tai gali būti ir perdirbtas aliejus, ir gali būti neperdirbtas. Taip. Nuo ko tai priklauso? Tai priklauso nuo šalies. Jeigu yra biodegalai pagaminti iš naudoto aliejaus, tai jo gali būti ne 7, o tik tai pusė, 3,5%. O jūs pats tuo metu, kai pradėjote visą verslą, tai jūs važinėjote su automobiliu, kuris buvo varomas aliejumi? Taip ir prasidėjo. Reikėjo pačiam išbandyti, ar tikrai tai veikia, kad galima būtų pasiūlyti. Važinėjau ilgai, kelis metus važinėjau aliejumi. Įsitikiname, kad jūsų įmonė išties yra draugiška aplinkai, tai dar papasakokite, kokie tvarumo sprendimai yra ateityje, kokie ateities planai. Taip, mes nuolat galvojame apie tvarumą. Visą laiką galvojame, kaip optimizuoti maršrutus, kad patys surinkdami aliejų paliktume kuo mažesnį pėdsaką. Naudojame saulės energijos pagamintą elektrą. Stengiamės, kad visiškai nebūtų atliekų po mūsų proceso. Jau šiuo metu pas mus nėra nuotekų, kurios keliautų į nuotekų tinklus, o visos atliekos keliauja į biodujų gamybą. Planuojame aliejų surinkinėti elektriniais mikroautobusais. Turime elektroninius važtaraščius, kurių pagalba nenaudojame popieriaus ir taip mažiname savo pėdsaką.